Šiaip, aš turiu labai gerą... Nu. Ne, tai tu manęs tai nekopijuok. Nu, aš nežinau, aš noriu išgirsti, ką tu pasakysi. Ne, tai tu dėk, kur tu manai. Nieko ten nėra gero. Nesutinki? Dulkės tik ir olienos. Iš kur tu žinai, tu nebuvai, niekas nebuvo. Aš nuotraukas mačiau. AI. Buvo tengi kosmonautai kažkokie nuskridę, ar ne? Žinau, man rodos ne Marse. O Marse? Marse, taigi. Nu, turbūt. Žodžiu, aš nežinau, aš pasakysiu, kad neutralu. Aš sakau, kad neutralu dėl to, nes priklauso koks amžius. Jeigu man būtų 20 ir sakytų, kad skriesk į Marsą, sakyčiau, gal to nereikia. Bet jeigu, pavyzdžiui, 80 ir aš žinau, kad greit mirtis artėja, tai jau geriau pamatyti ir prarizikuoti. O kiek laiko užtrunka nuskristi Marsą, ką žinai? Nu, nežinau, čia reiktų NASA's paklausti. Kiek laiko? Ai, tik tiek? Jezu, tada aš irgi skrendu. Jeigu tau 80 būtų, man rodo, žinok, spėtum ir numirti per tą laiką, tai tada jau nežinau, ką daryti. Nu, bent pabūtum kosmose pačiam. Mhm. Bet aš klaustrofobijos turiu, tai man... Aš irgi, žinok, turiu. Tai gal... Cheers. Žinok, aš nesutiksiu vis dėlto. Gerai, vis dėlto nesutinka. Nu, kažkaip netraukia manęs tas kosmosas. Sorry. Gerai, čia šiaip labai kontroversialus teiginys. Aš manau, nu, kaip pasižiūrėsi, žinai, šitą teiginį, jeigu pasižiūrėsi metaforiškai, tai, nu taip, nes jie, žinai, turi labai daug dirbti, yra tie schedules labai griežti ir panašiai. Tai kaip robotai ir yra iš dalies, tai nežinau, kuria čia prasme, nu, jo, tas, žinai. Aš irgi, konspiracijos teorijom labai tikiu. Ir aš tiesiog, gal nemanau, kad robotai yra, bet aš manau, kad yra klonai. Pavyzdžiui, aktoriai žinomi arba žinoma žvaigždės pasiema panašų žmogų ir aš nežinau, ar atkreipiai dėmesį, bet jie būna užsideda akinius ir vaikšto ten į kokius ten krepšinio kokius ir ten su didžiausiais akiniais ir veido visiškai nesimato ir būna nuotraukos, kur palygina ir skirtingos nosis. Tai va dėl to aš tikiu, klonai taip, robotai, jeigu fiziška prasme ne. Buvo robotai. Tai nu, bet tokia perkeltinė prasme taip. Paliekam perkeltinę. Aš... Pala. Ai, ne. Aš nesutinku. Nesutinku. Gerai. Aš irgi visiškai nesutinku. O, ir norėčiau žiūrėti, kodėl. Dėl to, kad gal būtų fainiai iš pradžių, bet po to, taigi, nu, pavažiuotų stogas. Aš manau, kad visiems žmonėms prasidėtų depresija, dėl to, kad gyvenimas netektų prasmės, žinai, nu reikia kažkokios veiklos, reikia save realizuoti kažkur. Faktas. Sutinki? Jo, aš kažkaip, jeigu grinai apie save šnekėtų, aš nesu žmogus, kuris gali nusėdėti vietoj, tai aš negalvoju, kad aš tiesiog galėčiau sėdėti ir nieko nedaryti ir mėgautis gerų gyvenimu, noris dirbti, daryti tą, ką myli. Tai, nu, aš tiesiog nenorėčiau, kad tas pats, kas, jeigu ir kasdieniniai dalykai, kaip, net nežinau, nu, aišku... Nu, aš norėčiau, pavyzdžiui, turėti robotą namų tvarkytoją, žinai, kur man ten indus kokias užpaltas. Nu, aš norėjau sakyti, aš kaip tik norėjau sakyti, kad norėčiau, bet po to supratau, kad visai gal ir nenorėčiau, nes vis tiek tas, bent man asmeniškai, tvarkymas labai raminančiai jo veikia. Tai tas paklojimas lovos, tas ritualas toksai yra, kavos, nepasidarai pats. Tai, nu, toks, nežinau, kažkaip man gal dėl to nesinorėtų. Bet kartais, kada tingi, norėtus, kad kažkas kažką atneštų iš kito kambario visai. Okay. Ja. Tai. Gamta mokslo, ne. Aš irgi norėčiau sakyti, kad ne, bet, nu, tas pats mąstymas, tu nebemokėsi, kaip komunikuoti su žmonėm, nes kaip bebūtų, gal mokyklos visi dalykai tavęs neišmokina kažko, ko tu norėtum, bet komunikavimą... Bet lavina vis tiek kritinį mąstymą, žinai. Tu nežinotum, kaip elgtis kai kuriuose situacijose. Tu ką, tave puls ir tu klausis ChatGPT, ką padaryti, jeigu tave puola? Grobė, apgrobė? Bet
Nežinai, kaip elgtis tokiose situacijose. Tu nebežinai. Tam pagrobėjai, žinai, palauk. Paklausiu, ką man aš turiu paguglinti. Ai, bėgti. Ja. Tai truputį, aš manau, va, dėl to būtų problema. Oi, pas mane, pas mane būtų ir komedija, ir drama. Jo, ir melodrama. Ir tragikomedija, ir tragedija, ir viskas. Ir romantinė komedija, ir melodrama. Jo. Va dėl šito aš pilnai sutinku. Tai čia turbūt turim neutralią poziciją. Jo, nes čia didžiausias vingis yra mano gyvenimas. Nežinau, ko tikėtis kiekvieną dieną. Atsikeliu, nežinau, šiandien verksiu, juoksiuos, ar verksiu ir juoksiuos, ir po to vėl verksiu. Same. Aš nekeičiu pozicijos. Aš irgi. Dėl to, kad jeigu susikoncentruosi į vieną sritį, tai... Iškirkit šitą. Ne nuo to norėjau pradėti. Jeigu darysi viską po truputį, žinai, tai nepadarysi vieno dalyko, žinai, aš tą patį galvoju. Bet tuo pačiu tu labai tobulėjai. Žinai, kaip žmogus, daug dalykų. Išmoksti multitasking, taip. Jo, ir panašiai. Aš manau, kad reikėtų iš pradžių išbandyti labai daug dalykų, žinai, ir po to susikoncentruoti. Pažiūrėti, kas tau tinka labiausiai ir tada taip, tikrai pritariu, nes manau tiesiog ir tas išsiblaškymas gali būti truputį, jeigu tu per daug darai dalykų vienu ir nebegaunas, kadangi aš, pavyzdžiui, perfekcionistė labai esu, nesigauna tobulai tada tas dalykas, nes visi zus tu dalykus darai. Bet jeigu vieną darai, kaip tu ir sakai, tada netiek daug galimybių gali būti ir atrodo noris greičiau viską padaryti ir greičiau pabaigti. Tai toks dėl to pusiau. Tai čia tas gyvūnas labiau bus influenceris. Katinas ar šuo, nežinau. Bet taip. O tu esi mačiusi tą katiną supermodelį Instagram'e? Ne. Rover the Cat vadinasi. Ne. Ten, kur eina tuo podiumu. AI sukurta? Ne, tikras katinas. Tikras? Jo, jie aprengia, žinai, ir jis eina podiumu ten pagal tokią muzikėlę. Nesi mačius? Ne. Nu, aš tą parodysiu. Gerai, parodysim. Tai ir jis ten turi gal 500 000 sekėjų. Ir šiaip, kai pagalvoji, tu vis tiek užsidirbi pinigus. Pinigai iki katinų tai eina. Nu, eina žmogui. Bet tas žmogus nuperka katinui. Gal, žinai, kas žiauri. Baisybė. Aš žinok. Ar čia mes baigiam jau? Aš būsiu neutralus ties to klausimu dėl to, kad... Tai pakeitai nuomonę vis dėlto. Nu, dėl to, kad ne katinas yra influenceris. Tu kaip tik pasakei, kad ne tu esi. Koks klausimas buvo, aš jau pamiršau. Bet ne žmogus bus influenceris. Nu, bet jis pinigus gaus. Aš jį priverčiau susimastyti. Nu, va, čia tada būsiu, gerai? Galima taip? Mano naudai, gerai. Nu, labiau į... Gal... Nu, čia. Gerai. 0,5. Yes. Gerai. 6. 5. Nesąmonė. Ne. Aš manau, tu turi daryti tą, ką myli ir jeigu tu darai tą, ką myli, tau net neturėtų labai rūpėti kaina, nes tu visada gali pasiimti kitą darbą. Čia gali būti tavo šoninis darbas. Tai va. Nu, aš manau, kad... O kodėl būtent nuo 10 000? 100 eurų irgi gali būti uždarbis. Aš manau, kad influenceriai turi mokėti mokesčius kaip ir visi normalūs žmonės, žinai, kur nesvarbu, ar tu ten 1000 uždirbi, ar 10 000, ar 20 000. Taip. Tai nu būtų tiesiog nesąžininga, žinai, kitų žmonių atžvilgių. Pilnai pritariu. Aš žinok. Rimtai? Paliksiu. Kodėl? Vidurį. Kodėl tu apskritai skaitytum komentarus apie save? Aš skaitau, žinok. Man Rimtai, patinka tie geri komentarai, žinai, mane taip motyvuoja.
Gerai, jo. Parašo, žinai, kad praskaidrinau dieną, žinai, arba ten mano video kiekvieną dieną žiūri ir panašiai, nu, man čia yra tiesiog džiaugsmas, mano širdžiai. Taip. Nu. Taip. O aš manau, kad jeigu žmogų labai veikia tie blogi komentarai, tai neturėtų jis gal skaityti. Jo. Bet jeigu tavęs neveikia, žinai, nedaro to kažkas labai įtakos didelės, tai kodėlgi ne. Arba kartai, žinai, įdomu labai sužinoti, kas auditorijai patinka, kas nepatinka, žinai, pagal komentarus. Dėl to jo, bet turi labai užsiauginti storą skūrą, kaip sako, dėl to, nes, pavyzdžiui, aš esu labai gležna ir emocinga, tai aš galiu skaityti ir galiu pamatyti gerus komentarus ir man tas labai paglosti širdį, bet jeigu aš tik pamatysiu vieną blogą komentarą, aš galiu apie jį galvoti visą mėnesį likusi. Tai dėl to aš tiesiog geriau neskaitau ir... Bet tam ir esmė, kad mane... Nu gerai, va čia. Dėl to, nes mane labai paglosto teigiami komentarai, kaip parašo, kaip tu mane įkvėpi, kaip tu mane motyvuoji. Kokia tu graži. Man tai patinka, visada priemu. Aš manau, kad turbūt žmonės yra tą įvaizdį pasidarę, kad oi čia, ką, nusifilmuoja priešais kamerą, padarai reklamą. Nu, tai jeigu toks lengvas yra, žinai, tai gerai, tai ir jūs filmuokitės, tapkite irgi influenceriais. Taip, bet kažkaip ne visi influenceriai pas mus Lietuvoje. Tai va. Tai aš irgi visiškai sutinku su tavim. Aš džiaugiuosi. Ir kažką čia reikia pasakyti, ne? Jėzau. Nežinau. Nėra daugiau ką pridėti, ne? Viską pasakai, ką turėjai. Nes iš tikrųjų... Oi. Čia iškirpstant tą. Mane. Pala, dingo mintis man. Pala. Gerai. Viskas. Ir labai pasididžiuotai. Nu, tai aš ne visiškai žinau. Dėl to man papasakok. Taip, papasakosiu. Bet truputį vėliau. Kai pasidomėsi. Ne, aš norėjau pasakyti podcast'ą mūsų papasakosiu, bet, sutrumpintai, kuria mūsų gražią Lietuvą, žinoma, kelius, policija. Sveikatą. Taip. Ir net tiem patiem influenceriam daug ką gero atneša ir padaro. Ko jie net nepastebi. Tie patys skambučiai į VMI pagalbos ir lygiai taip pat. Nu, aš kaip ir žinau. Tai irgi tą visą infrastruktūrą, sveikatos tie draudimai, ar ne? Nes pavyzdžiui, kitose šalise tai jis yra mokamas, žinai. Taip. Nu, tai reikia mokėti poliklinikose ir panašiai, o pas mus nereikia. Ir darom, ką čia kuriam. Švietimas, žinai, mokyklos visos ten ir panašiai. Prašau jums. Nu, kiek čia žinau. Aš pamačiau, kad labai smagų oponentų turiu. Aš pamačiau, kad mes esam labai panašus iš tikrųjų. Nu jo. Daug kur sutikom. Daug kur sutapo nuomonės. Jo, kartais ir tos negeros nuomonės, bet sutapo. Sutapo.